Ketvirtadienį vilniečiai galėjo savo akim pamatyti, kaip atrodo tikras, įkyrus, visą dieną neišsisklaidantis smogas. Miglose paskendę medžiai ir namai, o nosyje dirginantis dūmų kvapas. Ir tada ne vienas galėjo pagalvoti, kaip būtų puiku gauti energiją, nenaudojant jokių deginimo produktų. Niekas Vilniuje neskaičiavo kvadratinių metrų stogų, ant kurių galėtų išsidėstyti saulės elektrinės, nors jau gimsta įvairūs novatoriški planai. Taip, Vilniaus miestas savivaldybė tikrai turi planų ir gan didelių, ir gan ambicingų. Pradžią norėčiau paminėti, kad mes esame pirmasis miestas, kuris jau beveik pasirengė atsinaujinančių energijos išteklių veiksmų plėtros planą Vilniaus miestai. Taigi, mūsų vienas iš ambicingiausių tikslų yra iki 2020 metų padvigubinti atsinaujinančios energijos kiekį bendrame suvartojime Vilniaus mieste. Taigi, kalbant apie visuomeninius pastatus, planuojame, kad bus įdiegta saulės elektrinių maždaug ant 700 kvadratinių metrų stogų Vilniaus mieste. Tai gan didelis skaičius. Tad užlipkime ant Vilniaus miesto klinikinės ligoninės stogo, atveriančio vaizdus į Antakalnį. Būtent šis stogas galėtų tapti pagrindu nemažai saulės elektriniai. Mūsų planuose yra pirmiausia, jeigu taip galima būtų įsireikšti, įsisavint stogus, nes iš tiesų turim labai patogius stogus įrengti saulės elementams, pastatyti saulės elementams, kurie gamintų elektros energiją ir mes ją priduotume į tinklą. Tiek vieno, tiek kito korpuso jie yra labai patogus techniškai tiem dalykam padaryti. Vienas plokščias, kitas šlaitinis. Ir būtent šlaitinių stogų labai geografiškai gerai stovi, būtent ne vienas stogas yra į pietinę pusę. Ir mes esam jau parengę paraiškas aplinkos ministerijai klimato kaitos programai. Tikimės, kad tas finansavimas, kuris reikalingas, mums bus patenkintas. Ir būtent tą linkmę bandysime eiti. Iš tiesų, negalėčiau pasakyti, kad visi skeptikai būtų, arba, sakykime, visi norintys. Iš tiesų, žmonių yra vienokių ir kitokių, ir nepaslaptis ir ligoninė mūsų, kada buvo pasiūlyta, sakykime, šitą patį idėją. Tai, tikrai ne visi žmonės tuo patikėjo, kad tai galima nepažeidžiant, sakykime, stogo konstrukcijų, tik tai gaunant iš tokio projekto naudą, galima būtų tokį projektą įgyvendinti. Taip, kad matyt, kaip ir visur, visokių žmonių yra, bet aš manau, kad visgi didesnė dalis yra pozityviai nusiteikusių. Bendrai šnekant, kalbant, turime didelių planų, didelių svajonių, kad modernizuojant visuomeninės paskirties pastatus, tai yra mokyklos, ligoninės, darželiai, esant galimybei, suradus finansavimą reikiamą ir tinkamą, mes tikrai modernizuojant šios pastatus planuojame įdiegti saulės elektrinės. Ir žinoma, jeigu pasikeis įstatymas, kuris tai yra dviguba elektros apskaita, kas padėtų vartotojams gauti didesnę naudą, tai žinoma taip pat paskatintų saulės elektrinių įdiegimą Vilniuje. Pagal klimato kaitos programą tai tikrai daug mokyklų teikia paraiškas, labai daug mokyklų teikia paraiškas, tik tai kitiem projektam. Kiti projektai tai renovavimai iš tos pačios programos, šiluminių mazgų sutvarkymai, nes ne visi visuomeniniai objektai jos sutvarkę buvo. Mes, kai šitos projektus buvom jau pasidarę anksčiau, tai mes šiek tiek pažengėm toliau ir bandysim pasikinkyti saulę. Antakalnio ligoninėje kuriamas saulės elektrinės projektas. Santariškių vaikų darželyje įrenginėjama geoterminio šildymo sistema. Ekologiškos technologijos pamažu žengia į sostinę.